Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien jums noriu pristatyti Europoje labai populiarius, o dabar ir Lietuvoje turimą populiariųjų Engve LE20 Cargo modelį. Žmonės vis labiau naudojasi įvairiais elektriniais dviračiais, tačiau populiarieji Cargo modeliai yra skirti važiuoti ne tik tai vienam vairuotojui, tačiau ir vežti krovinius, vežti keleivius, padėti darbiniai srityje, galiausiai nukeliauti nuo taško A iki taško B. Taigi, išskirtinumai. Šio modelio bagažinė, matot kokia ilga, čia lengvai gali sėdėti 2 keleiviai, galima įdėti 2 vaikų kėdutės, galima priekabą pasidaryti. Taigi 200 kg gali būti svorio štai čia. Dar viena svarbi naujiena. Sulig šio modelio atsiradimu Engve investavo ir sukūrė mobiliąją programėlę. Taigi jau dabar galite atsisiųsti Engve appsą ir prisijungti prie šio dviračio. Gauti daugiau privalumų, matyti istorijas ir panašiai. Tai yra nuolat atnaujinama. O kalbant toliau apie šio dviračio kitus privalumus. Šis dviratis turi 2 versijas dėl baterijų. Galite rinktis dviratį su viena baterija, kur yra 19 ampervalandžių, tai jau yra daug kaip elektriniam dviračiui. Galite rinktis su 2 baterijomis, kaip yra dabar. Viena baterija čia ir antra yra čia. Abidvi po 19,2 ampervalandas, taigi viso turim beveik 40 ampervalandžių bateriją. Tokio nuvažiuojamo atstumo dviračius tokiom baterijomis įmontuojamos į korpusą dar neteko matyti. Tai yra didžiausios baterijos rinkoje. Taigi viso turėsite 38,4 ampervalandas ir viso galėsite įveikti daugiau nei 350 km atstumą. Šiame dviratyje yra įmontuotas variklis ne rate kaip daugumoje modelių, išskyrus štai šį P275 modelį, tačiau atnaujintas Engvės mid-motor variklis, kuris stovi štai čia, per vidurį. Jo pagalba galėsite pasiekti 250 vatų nominalią galę, tačiau pikinė galia yra net 1000 vatų, taigi galios yra per akis. Deja, kadangi tai yra mid-motoras, dažniausiai neturi akseleratoriaus rankenėlės. Tačiau Europoje tai yra visiškai normalu ir minti su pagalba, kai yra 5 elektroniniai lygiai, yra vienas malonumas. Įsijungus 5 lygį, jums reikės minti tikrai labai lengvai, net į didžiausią įkalnę. Taigi, toliau apžvelkime šio dviračio bagažinės priedus. Yra net 4 versijos, kaip galite šį dviratį patobulinti. Pirmasis priedas – atrama vežti keleiviams. Taip pat galima turėti ir atramą keleiviui ir medžiaginį krepšį. Na, o jeigu norite, galite čia tiesiog turėti daiktadėžę. Svarbu paminėti, kad daiktadėžę taip pat galite primontuoti ir prie dviračio priekio, kuriame yra paruoštos tam jungtis. Elektrinio asistento pagalba padeda atlikti torque sensorius. Taigi, jau apie tai kalbėta daug kartų, torque sensorius yra tokia technologija, kai jūs minate dviratį ir jūsų variklis jaučia, kiek jums padėti galios. Jeigu minate stipriau, reiškia, jums reikia daugiau pagalbos. Jeigu minate silpniau, pagalbos reikia mažiau. Tai yra super jautri technologija, kuri leidžia važiuoti itin stabiliai ir komfortiškai. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuoti Engve hidrauliniai stabdžiai, tiek priekyje, tiek gale. O padangos yra 20 colių aukščio ir 3 colių pločio. Kaip Cargo dviračiui, 3 colių padangos, mano galva, yra pats tas. Taip pat svarbu paminėti, kad šiame modelyje Engve naudojamos padangos yra sustiprintos, kurios prakiūra ženkliai rečiau. Na, o komfortinį važiavimą jums užtikrins ir priekiniai reguliuojami hidrauliniai amortizatoriai. Be abejo, gale yra įmontuota 7 bėgių Shimano sistema. Jeigu yra toks poreikis pakrauti jūsų dviratį ypač greitai, galite įsigyti ne 2, ne 3, o net 8 amperų srovės Engve įkroviklį, kurio pagalba tokią galingą ir didelę bateriją įkrausite vos kiek daugiau nei per 2 valandas. Kas man asmeniškai labai patiko, tai toks ir miniatiūrinis, tačiau išvaizdus, novatoriškas displejus. Ekraniuke matysite tiek vienos, tiek antros baterijos įkrovos lygį atskirai. Taip pat galėsite nusistatyti nuo 1 iki 5 pagalbos režimo, važiuoti ir be elektrinės pagalbos, tai yra su nuliniu režimu, įsijungti šviesas be abejo ir, kas dar yra įmontuota, posūkiai. Tai yra ypač gerai važinėjant gatvėmis, mieste ir panašiai, kad iš galo važiuojantis vairuotojai dėl jūsų saugumo matytų, kokį manevrą jūs ruošiatės atlikti. Taigi, kam skirtas šis LE20 Engvės dviratis?
Šis dviratis yra skirtas šeimoms, nes galima vežti net 2 vaikus vienu metu, darbui, gamyklose, mieste, užmiestyje, kai reikia transportuoti tam tikrus daiktus nuo taško A iki taško B. Taip pat šis dviratis yra skirtas dideliems nuvažiuojamiems atstumams, todėl kad yra 2 didelės baterijos ir daugybė vietos daiktams susidėti. Taigi praktiškai tai yra daugeliu sričių panaudojamas daiktas. Todėl vakarų Europoje, Vokietija, Olandija ir panašios valstybės turi labai daug pasirinkimų kargo dviračiams ir kiekvieną dieną jų galime pamatyti šimtus, o gal net ir tūkstančius išėjus į gatvę. Netrukus tai bus ir Lietuvoje. Taigi, jeigu norite pamatyti šį Engve dviratį, jį išbandyti, pačiupinėti, gauti konsultaciją ar pačiupinėti kitų gamintojų dviračius ar kitokį elektrinį transportą nuo elektrinių paspirtukų iki elektrinių triračių, keturračių, elektrinių mašinėlių, sunkvežimiukų ir panašiai, atvykite pas mus į riedis.lt ir mes jums padėsime išsirinkti jūsų naująjį elektrinį pagalbininką. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.